Sveiki! Šiandien parodysime, kaip apmokėti įsipareigojimus tiekėjams. Jie atsiranda, kai suvedam pirkimus, tvarkingai sąskaitas faktūros ir tada automatiškai papuola tie skaičiai į įsipareigojimus. Spaudžiam ataskaitos finansinės, skolos tiekėjam rankiškai. Taip, ir matom, čia šitie įsipareigojimai, jų suma yra 11 342. Kada reikia, čia yra irgi automatiškai parašo pagal sutartį su tiekėju. Ir dabar, sakykime, mes norim apmokėti šitą sumą. Tai ją pasižymim. Ir kada čia būna daug įsipareigojimų, tai patogu 2 kartus paspaudus, tada uždeda filtrą to tiekėjo ir matom, kad čia yra viena sąskaita pažymėta. Tada paspaudžiam, kad parašytų pavedimą pagal šį įsipareigojimą, paspaudžiam taip ir jau parašė. Matom, liko ta suma, reiškia, jinai pasikavojo. Jeigu norim pažiūrėti visas ir jau įvykdytus įsipareigojimus, paspaudžiam šitą ženkliuką. Taip. Ir dabar matom, kad nueinam į pavedimus ir matom atliktą pavedimą įrašytą. Norim dabar pavedimą, jeigu į banką siūst, tai galim paspaust failas už dieną ir šitas suformuoja banko pavedimą. Čia tiesa dar parašo pagal tylėjimą, tai apmokėjimus už prekes paslaugos ir sąskaitą įrašė. Ir automatiškai tam klientui, reiškia, sumažėjo skola. Jeigu norim pasižiūrėti, kaip atrodo tas failas, tai nueinam, jis būna patalpinamas į apskaitą MD katalogą. Atidarom. Čia banko struktūrą atitinkantis failas. Tai va, tai tiek.